kai 2020-aisiais išėjo kūnai, daug kas juokaudavo, sakydavo, tai kur jausmai, vien tik kūnai, kur jausmai. Aš sakydavau, kad ne taip rašomos knygos. Nėra taip, kad tau pirmiausia pavadinimas ateina į galvą, o tada tu pradedi kurti, bet šį kartą atrodo, kad tas žodis jausmai kažkur pasąmoniai, jisai vis tiek liko ir toks jausmas, kad visa istorija, kuri buvo rašoma, jinai kažkokiu tai būdu vis tiek turėjo tilpti tą jausmų pavadinimą, ar aš tai planavau ar neplanavau. Klausimas, apie ką yra knyga, visą laiką yra truputį trikdantis, nes tu niekada neturi pakankamai laiko į tą klausimą atsakyti, nes tam, kad sužinotum, apie ką knyga, tau reikia ją perskaityti, kito būdo nėra. Yra anotacija. Anotacijai parašyta, kad romanas nukelia į 2009 Vilnių, nors iš tikrųjų jis nukelia ir į atokią Norvegijos salą, jis nukelia į kelionę autobusu, jis nukelia į kelionę lėktuvu, jis nukelia į kažkieno lovą, į kažkieno širdį ir galvą. Labai daug kur jisai nukelia, bet prasideda veiksmas 2009 Vilnius, baisi ekonominė krizė, visi kalba apie tai, kad nėra pinigų, o jaunoji karta, studentai, sėda į pirmuosius pigių oro linijų lėktuvus ir skrenda tolyn kažkur, nes tai yra jų didžiausia svajonė. Tai turbūt nuo to jausmai prasideda, o kuo jausmai baigėsi, viskas čia. Kūnai ir jausmai sąsajų žinoma turi, dėl to, kad abi knygas parašiau aš. Man atrodo, kad vis tiek kiekvienas autorius, nesvarbu, kad kūriniai ir skirtingi, duoda tam tikrą krūvį pasakojimui ir tu šitą darai nesąmoningai, tu negali niekada suprasti, negali net nusiteikti ir sakyti, kad va dabar aš parašysiu kažką visiškai skirtingo, vis tiek tai neišeis, vis tiek kažkur ten viduj, vis tiek esi tu, kūnai, tai buvo novelės, trumpi tekstai, labai lakoniški tekstai, bet juose manau, kad netrūko tų pačių temų, kurios nagrinėjamos ir jausmuose. Aš tik paskui, kai abi knygas pradėjau lyginti jau išėjusias, pastebėjau tai, kad atrodo, kad kiekvieno mano teksto herojus bando nugriauti kažkokią nematomą sieną ir atrodo, kad už jos jis išvys tikrą save, kad iki galo save pažins. Tai dauguma herojų ir kūnuose, ir jausmuose bando griauti tas sienas ir pasižiūrėti, į ką aš pamatysiu ją nugriovęs ir arba apsidžiaugia, arba nusivilia. Tai man atrodo, tas tarp tų knygų yra bendro, bet iš principo pats žanras yra skirtingas. Kur novelės, kur romanas, mes patys suprantam, kad tai proza, bet tikrai tai nėra tas pats. Aš esu iš tų žmonių, kurie labai saugo draugus. Mano draugai, mano seniausia draugė yra Ieva, mūsų mamos buvo nėščios tuo pačiu metu. Tai aš tą draugę turiu nuo tada, kai gimiau, nuo 88 metų. Tada kiti mano draugai yra iš mokyklos laikų. Nuo 1 klasės, nuo 2 klasės, iš studijų laikų, iš darbų laikų. Atrodo, kad kiek gyvenimas beitų priekin, iš kažkur pas mane lieka po draugą ir aš tai be galo vertinu. Ir jeigu su žmogumi kažką sukūriau kartu ir tai yra labai gerai, aš neturiu noro tokio blaškytis ir kažko dar ieškoti, kai jau turiu. Pavyzdžiui, vyrą turiu 10 metų, neketinu keisti. O su Jolita tikrai nekilo iš vis jokių klausimų, dėl to, kad kūnų viršelis buvo toks, apie kur visi sakydavo, kokia graži knyga, kad tik tekstas viduj nenuviltų. Tai irgi Jolitos viršelis iškelia tam tikrą kartelę, dėl to, kad jinai yra kažkas arti genialaus, be galo kūrybingas žmogus. Iš kitos pusės, jeigu jinai sutinka su manimi dirbti, jeigu jai patinka tai, ką rašau, tai man tik garbė. Ir jeigu netyčia būtų dar viena knyga, tai net nebejoju, kad Jolita būtų pats pirmas žmogus, į kurį kreipčiau sakydama, tai paskaityk, jau laikas. Kai Jolita perskaitė romaną, ji už poros dienų man atsiuntė šito gyvūno, kuris yra kažkas tarp gyvūno ir kažkas tarp agregato. Pasižiūrėkit, tuo pačiu metu atrodo, kad jisai ir neria, ir skrodžia vandenį, ir kyla į dangų. Ji paėmė
labai dažna knygoje lėktuvo vaizdinį, herojai nuolatos skraido ir vieną kartą jie atskrenda ir mato, kaip banginai šoka virš vandens. Tai toks jausmas, kad šitos du vaizdinius Jolita tiesiog sudėjo į vieną ir iš kažko truputį panašaus, bet iš esmės labai skirtingo, iš kažko organiško ir kažko labai šalto, tokio metališko, sukūrė šitą gyvūną. Ir atsiuntė man eskizą, iš pradžių jisai dar žinoma nebuvo tiek nugludintas ir aš kažkaip pažiūrėjau tą eskizą ir galvoju, va čia yra kūryba tikra, kai tu sukuri kažką ir tai įkvepia kažką kitą, sukurti kažką kito ir kažkas kito yra tau be galo įdomu. Tada mes čia matome šitos visos žvilgančios bangelės, tai čia yra rentgeno spinduliai. Didžiulė dalis knygos yra skirta oro uosto patikros zonai, kur dirba pagrindinis herojus ir jisai nuolatos šviečia kiaurę žmonės ir daiktus, bet Jolita sugalvoja, kad žmonių ir daiktų per mažai, reikia banginį peršviesti. Tai čia yra banginis lėktuvas per peršviestas oro uosto rentgeną, kažkas, kas gimė Jolitos Vaitkutės galvoje ir man atėmė žadą, kai pamačiau šitą idėją. Na, visa kita, tai istorija. Tada reikėjo visą tai pagaminti, uždėti ant viršelio ir dabar jausmai atrodo taip, kaip atrodo. Dar priešlapiai taip pat yra ypatingi. Kviečiu žmonės, kurie vartys knygą, atkreipti dėmesį į užrašus, kurie čia yra, dėl to, kad čia yra tam tikri knygos raktažodžiai ir galbūt visai išeis truputį geriau pajusti, apie ką šita knyga yra.